Balandžio pradžioje Medardo Čoboto III amžiaus universiteto užsienio kalbų fakulteto studentai ir dėstytojai, vadovaujami dekanės Danutės Šukienės, vyko susitikti su kolegomis Kėdainiuose. Pirmiausia buvo aplankyta puikiai restauruota Krekenavos Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, vienintelė Lietuvoje Romos Didžiosios Marijos bazilikos dukterinė šventovė. Joje šimtmečius garbinamas stebuklingas Dievo motinos paveikslas. Apie Krekenavos bažnyčios įkūrimą ir svarbiausius jos istorijos etapus išsamiai papasakojo gidas iš Didžiosios Raidės bazilikos vargonininkas Mantas Masiokas. Kadangi jam tas paveikslas nepavyko, jisai jį padėjo į šalį, o tai kokiam kryžiuočiui, tai kokiam prašilaičiui padovanojo. Vargonininkas pademonstravo mažai kam matytą gudrybę Velykų proga, uždengiant paveikslą ir nustebino ekskursantus vargonų muzika. Vargonininkas pakvietė ekskursantus pasižvalgyti po Krekenavos apylinkes iš nuostabaus bazilikos bokšto. Jau būsit Krekenavą ir nebūsit bokštint lytą. Apžiūrėję 1631–1652 metais statytą Renesanso stiliaus evangelikų reformatų bažnyčią, kurios požemyje yra 2020 metais atnaujintas Didikų Radvilų mauzoliejus, Didžiosios rinkos aikštėje esantį įspūdingą paminklą Radviloms skrynią, Škotų gyvenamuosius namus, vilniečiai nuvyko į Kėdainių profesinio rengimo centrą, kuriame labai draugiškai sugyvena jaunimas ir III amžiaus universitetas. Svečius maloniai nustebino brangiai pagal paskutinį mados žodį įrengtos maisto gamybos patalpos. Maloni šeimininkė, maisto gamybos dėstytoja, išsamiai papasakojo apie darbą su moksleiviais, praktikantus iš užsienio šalių. Senojo Kėdainių TAU rektorė Gražina Jedemskienė papasakojo, kaip tinkamai įrengtoje siuvykloje rankdarbių mėgėjus siuvasi sukneles ir kitus rūbus. Ekskursija po profesinio rengimo centro patalpas svečius įtikino, kad senojo Kėdainių TAU klausytojai turi visas galimybes saviraiškai. O Gražinos senjorės nemoka. Puikiai įrengtoje aktų salėje rektorė padarė pranešimą, ypatingai pabrėždama bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. 2021–2022 metais kartu su Medardo Čoboto TAU vykdytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas Senjorai savanoriauja ir dalyjasi patirtimi su jaunimu. 2021 metais kartu su Kėdainių rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biurų vykdytas projektas traumų, įskaitant negalią, prevencijos stiprinimas tikslinėms 65 metų amžiaus žmonių grupėms, vaikams ir jaunimui Kėdainių rajone. 2021-2023 metais vykdomas projektas su Lenkijos taikomųjų mokslo akademija pavadinta Jozefo Galuchovskio vardu. Reikšmingas yra Erasmus programos finansuojamas projektas Senjorai senjorams. Rektorės pranešime akcentuotas darbas su jaunimu, ryšiai su kitais nacionalinės TAU asociacijos nariais, susitikimai su kolegomis iš kitų valstybių. Medardo Čoboto TAU užsienio kalbų fakulteto dekanė Danutė Šukienė supažindino kėdainiškius su fakulteto veikla. Klausytojai mokosi anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalbų, grupės sudarytos pagal klausytojų kalbos mokėjimo lygį, užsiėmimai vyksta kartą per savaitę kontaktiniu būdu. Susitikimas buvo naudingas tiek senojo Kėdainių TAU, tiek Medardo Čoboto universiteto žmonėms. Maksimum programa, bet iš ties sukeitėme truputį vietomis, bet būtų visiškai nelogiška. Balandžio 15 dieną Vilniaus kolegijos rūmų aktų salėje susirinko dainavimo meno puoselėtojai iš įvairių trečiojo amžiaus universitetų. Čia įvyko pirmą kartą organizuotas romantinių dainų festivalis O gyvenimas eina. Festivalį atidarė Medardo Čoboto universiteto ansamblis Ave muzika. Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos prezidentė daktarė Zita Žebrauskienė pasveikino susirinkusius. Romantinės dainos. Mes tarsi sugrįžtam ir bėgiojam tais jaunystės takais. Todėl skelbiu pirmąjį respublikinį romantinių dainų festivalį atidarytą. Į atlikėjus kreipėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Ir dėkoju
Medardo Čoboto universiteto bendruomeniai ne tik už muziką. Dėkoju už jūsų veiklą, už jūsų stiprią bendruomenę. Visada linkiu, kad kuo daugiau žmonių atrastų save jūsų bendruomeniai, kad jūs augtumėt, plėstumėtės, klestėtumėt, dainuotumėt, kad jūs lydėtų patys geriausi dalykai gyvenime. Scenoje pasirodo pirmasis kolektyvas.
Festivalio rengėjai kolektyvams įteikė atminimo taures. Festivalio iniciatorė ir režisierė Medardo Čoboto universiteto meninio ugdymo fakulteto dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė. Balandžio 28 dieną Medardo Čoboto III amžiaus universitete vyravo šventinė nuotaika. Noriu trumpai pristatyti mūsų rektorę, kuri švenčia šiandien gimtadienį, nors tikriausiai jos atsas ir meluoja. Prisimenu prieš 6 metus, kada lankėsi III amžiaus universitete italų senjorai, pasisamdė lėktuvą, atskrido iš Sicilijos ir aktų salėje, čia gretimam centriniuose rūmuose tada pedagoginio universiteto, sako, nu jūsų vadas, vadovė, dinamito. Sakau, palaukit, ką čia jau mafija, jeigu dinamito jau susprogdins? Ne, sako, tai turite vadovę, kuri yra pasaulinio lygio universiteto vadovė. Ji dega, ji suka, kaip dinamo judesiai. Taigi, ji 6 metai nenustojo šito dinamito ir turi po šiai dienai, ir mes šiandien ją taip pat norime pagerbti, kad tas dinamitas
neišsivaikščiotų, neišsibarstytų. Spindėk žvaigždė mano, žvaigždelė nuostabiai graži, tu tik viena, nepakartojama, spindėsi vėl manam kely. Tu tik viena, nepakartojama, spindėsi vėl manam kely. Žvaigždelė tu ištikimiausioji, žvaigždė prabėgusių dienų, grąžink man jaudulį ir šėlsmą, jaunystės bučinius grąžink, grąžink man jaudulį ir šėlsmą, jaunystės bučinius grąžink. MČTAU romantinio muzikavimo ansamblio romantikai pasiūlymai. Paslaptinga mylėtoja, pasakyk kuniga,